Labą dieną visiems. Gal žinot, kur važiuojam? Į Vokietiją. Girdėjot? Į Vokietiją. Jo, į ten pat. Matėt, kiek dalykų pas mane ištrinta jau, ar ne, kanale? Ir nuorodos į TikToką, kadangi TikToką įsitryniau. Nu, man ten šlykštų pasidarė sėdėti iš vis. Contribui platforma taip pat ištrinta. Nu, ten paprastai taip neįsitrina. Ten turi rašyti mailą, laišką, ta prasme, kad tau panaikytų tą paskyrą, nes pačiam ten neįmanoma jos išsitrint. Penketukas, 5, sėsk 5. Aš mokiausi dar prie tos sistemos. 5 balų. Kalbu mokyklinius laikus. Neteko man toj 10 baliai sistemoj mokytis. Viešpatie, koks aš senas. Nu tai dabar prasidės čia lenktynės. Tuoj nusukinėsim į A4 iš Vroclavo. Ir piko valandos, tai čia bus vilkikų karavanai. Žiūrėkit, kas čia daros. Nematyt nei pradžios, nei pabaigos. Šitas priekis su insignija. Tai nuo Varšuvos važiuojam, tai jis mane, tai aš jį. Estas. Nemina stipriai. Tai aš jį aplenkiu, tai jis mane. Startuot reikia anksčiau. Estas. Estas. O čia tai į parkingą užvažiavau. Tokiam nei nebuvęs. Kažkaip tai keistas įvažiavimas ir išvažiavimas. O čia prieš Giorlicą labai kamščiai prasidėjo. Dar nedavažiavęs Giorlico, o jau čia kamštynai. Gal tokią valandą. Per radiją klausiau, tai prie Šviecko 11 km eilė pasienį. Nu, neiškenčiau ir aš. Pasiėmiau šitą kraštinę čia. Kas į Giorlicą nusukimo, tai manau, čia blogo nieko neatsitiks. Dabar netgi galvoju, per kur važiuot. Čia galima labai ilgai užstrikt. Per Zgorzelecą ten kaimais važiuot. Nes aš ilgai belsiuosi, tikrai. Pažiūrėsim degaliniai. Maršrutą panagrinėsim. Nieko keisto, kad ten Šviecko 11 km eilė. Čia irgi susiformavo žiauriai ir va. Iš Zgorzeleco matot, koks kamštukas ateina. Tai kad čia iš visų pusių. Oho. Oho. Eik tu sau. Nu, čia geras. Nežinau, kaip čia bus, bet važiuoju per Zgorzelecą. Bent žemėlapiai mane taip veda dabar. Degalinės.
Bandau. Laimę, kur išlysiu, nežinau, bet ten grįžti tikrai neapsimoka. Dar čia nevažiavęs, nežinau. Šviecko ten apvažiavimų yra. Kaip čia gausis, aišku, pabandysim ir pažiūrėsim. Žinot, kada 3,5, tai truputį drąsiau jautiesi, nei kad su vilkiku būtų. Išvažiuokite iš žiedinės sankryžos. Čia kaip nuves jaučiu, tai reikės grįžti. Nu, čia bus kažkas ar įdomaus, ar ko, bet kažkas bus. Čia kelias tai labai geras važiuot. Tikrai, kad geras. 3,52. O paskui į 3,54. Nu ir leiskite paklaust, kas čia tokios didelės per gamyklos. O jau dūmų dūmelių. Tikrai nežinau, kur čia veda. Atvažiuosim, kur veda. Tomtomas irgi atsistatė. Rodo čia, kur dabar mapsai veda. Bet tai čia gamyklėlės, tai... Nežinau, kur esu, net pavadinimų nematau. Vietovių. Svarbiausia, kad nereiktų atgal grįžti. Gali būt mane, kad pro čekus ves. Gali būt. O štai čia Čekija. Jo, atvedė per čekus mus. Tai čia nieko, viskas gerai. Tik tai dabar dėl kelių. Čia šitai šunkeliais važiuoti, čia nereikia kelių. Mažu, net į autostradą neišvažiuosim. Bus matyt. Tai metrų. Pasukite kairėn. Va, jau mes Vokietijoje. Per Zitau, gal lietuviškai tarėsi. Atvažiavau, nemokami keliai. Mane Veizas šitam. Veizas geriausia rodo. Nu, čia jau kažkas panašaus, kad mačiau ženklus traukia jau link 4. A4, ne? Ten važiuosim. Mes apvažiavom čia tokį ratelį šiaip savo. Bet nors judėjom, nereikėjo stovėti. Nu, pagaliau. Pagaliau. Už 400 metrų. Lemba tai sekasi šiandien. Keliai uždarinėti, remontuoja. Turėjau ant Regensburgo nusukt. Uždarytas kelias. Na, čia 15 kilų pjaunu. Dabar pagrįšim atgal. Tada pasukite kairėn į kelią. Bet iš anos pusės lyg tai neuždaryta. Dabar remontų bus tai pilna Vokietija. Kada jo čia nebuvo tų remontų? Nu ir ką Regensburgo degalinės
naktinės kainos. Dizelis 1,57. Beveik lietuviškos kainos. Ta pigiau. Sveiki gyvi iš ryto. Pasirūpinau degalais, AdBlue. Ir dabar, aišku, jau mes įsikrovę. Ir dabar reiktų parkingo. Ieškom parkingą. Na ir truputį parodysiu, kokiam aš čia bardakė esu. Pakelės bardakė. Čia eina, mato, toks krantas. Pažiūrėkit, kiek čia šiukšlių. Ko čia tik nėra. Net ten toliau eina. Dabar noriu apeit, apžiūrėt būdą. Nes vakar čia kažkokie 2 įtartini asmenys vėlai vakare vaikščiojo. Tai sakau, kad nebūtų papjaustę, supjaustę. Šitą pusę kol kas gerai. Šiaip būna, kad ir daiktadėžės ištuština viską, bet čia mano kampukai su gumukais. Dar pažiūrom tą. Čia saktys, diržai. Nėra viskas vietoje. Einam aną šoną pažiūrėsim. Čia irgi kaip gerai. Ir čia gerai. Ir čia viskas gerai. Va. Jeigu kažkas patinka iš rodomos medžiagos, tai tie, kurie dar to nepadarė, tai va tą kanalą galit užsiprenumeruoti. Na, o mums ką, belieka laukti kažkokių žinių dėl krovinio. Tikiuosi, kad šiandien pajudėsim. Jei ne, tai tikrai važiuosiu į parkingą, nes būt gerai ir į dušą iššokus. Va. Dar aišku, anksti. Be 15:08 vietinių laikų ryto. Ir aptinės kaip po gerų pagirių. Geros jums dienos, nu ką aš galėčiau palinkėti. Gerų nuotaikų. Gyvenimas tęsiasi. Na tai ką, gerbėmieji, bandom judėt. Apsisukam čia ir važiuojam. Čia 120 km. Nedaug. Važiuojam, tikriausiai krausimės. Ne tikriausiai, bet krausimės į Lietuvą, namučių. Kažkas matyto. Kažkas regėto. Bent man tikrai. Ir tie, kurie kiekvieną video žiūro, taip pat matė šios vaizdus. Dabar žinau, čia bus ženklas, kad tik 3,5 tonos galima važiuoti. Dėl to aš drąsiai ir važiuoju. Štai prieš akis matot, 3,5 T. T tai yra tona, kas nežinot. Remončiukas. Atgal važiuosim vėl per Čekiją. Čia gatvelės, tai
Gražios. Čia suku. Į bažnyčią važiuojam. Nu va, pasikrovėm, tai dabar vėl kokią panašiai apie 150 kilometrų reikės belstis. Pusiau šunkeliais, pusiau asfaltuotais. Nes iki Brno ten tų greitkelių visų tai čia galiukas kelio. Tai va toks būtų visur, tai gerai būtų. Kad nors galėtum 90 važiuoti. Čia tai kalnynai, čia tai masyvai. Žinokit, kiekvieną kartą važiuoju ir, tiesiog negaliu atsigrožėti. Tam tikrų vietovių vaizdai, širdį glosto, net ašarų spaudžia, kaip dzūkai sako. Čia kažkas buvo nedidelis bum gal. Uždarinėti keliai, tai tenka vėl visokiais aplinkkeliais. Čia nelabai gerai sugalvota, tokia stati įkalnė ir šviesoforas. Ką čia Lukas? Dizelis 1599, 160, lietuviškos kainos. Tuoj kažkas bus, tuoj. Štai kas. 10 greitis ir Republic Czech. Stovi policai, tai čia nevažiuosim mes. 50. 10 greitis čia. Ką jis ten išlys, stabdys gal mane? Čia vokiečių dar policai. Ką, turi tokiu greičiu pravažiuoti, o ką daryt? Gerai. Mums nieko nereikia, degalinių nieko, iki Lenkijos važiuojam ramiai. Kiek čekų pasieny kainos, dizelis 1,32. Nežinau, aš tai važiuoju pagal ženklus tikrai Čekijoje. Nes praeitą kartą pamenu, kai važiavau, tai tiek policajų visur kaimeliuose, visur stovėjo, kad žiauriai. Negana to, kad pilna kamerų Čekijoje, tai dar ir policajai ant kiekvieno kampo. 39 keliu važiuoja mėlynam fone. Žiūrėkit, kiek kamerų privaryta ant stulpų. Policajai. Ten priekį gal 4 ar 5 fūros važiuoja, tai bus vargas paskui jas važiuoti. O jeigu taip rimtai, tai vargas čia mums visiems, tiem vairuotojam, kurie veža krovinius. Visi turim pliusų ir minusų savo darbuose. Ir pasiaiškinimų. Taip kad easy. Viskas čia gerai. Čia jie vos ne vos prasilenkia. Su autobusais ir fūra su fūra. Va čia labai gražios vietos. Ir ten ta pilis ant kalno. Dabar čia šoksim tokią atkarpą į pirmą greitkelį. Paskui vėl šunkeliai. Ir paskui jau iššoksim ant pagrindinio. Link Katovicų, Varšavos ten ir TTT.
35,90 autostradoje dizelio kaina, molo degalinė. Turoviecas. Turovets. Aišku, ne taip tarėsi, bet ką matau, tą skaitau. Koks tvenkinukas. Žuvų yra. Štai meškerės ir neįsimetęs. Ateina sezonas. Galima pradėti gaudyti baudas. Europe kelias prie parado. Na štai, čia mes nusukinėsim ant autostrados į Brno. Pirmukas. Tai čia mūsų pirmukas. Šimtas 9 iki Brno. Ko čia šitie kablukai taip lėtai važiuoja? Čia šitoj vietoj Brno, ties šitų tiltų, tai čia remontai seniai jau irgi vyksta. Aišku, taip greitai nesidaro tokie remontai. Opa, opa, opa. Sveiki atvykę į Lenkiją. Palikom Čekiją, mes jau Lenkijoje. Iki Varšuvos mum 3,5. Tas pats, kas nuo Vroclavo. Irgi 3,5. Čia beveik per centrą Varšuvos važiuojam. Ten dangoraižių yra toliau. Pieštukai, kaip Londone. Kiek čia? Gerai, kad aš čia lendu. Ką, Bilostoko kelio ir 2 ratais Lietuvoj. 3,5 iki Lietuvos. Visur čia mums 3,5 gaunas. Taigi, žiūrovai, labą rytelį ir mes jau beveik namie. Kad jau Lietuvoj mūsų ratai, tai jau tikrai galima sakyti, kad jau pabaiga šio reiso.
Bet ir keliukas, eiktų savo. Žiauru. Greičiau čia pabaigtų tą žiedą ir aplink žiedą. Jozitos degalinėje nukritę kainos biški 4 centais. 1,45 fiksuota. 95, 98 ir dizelis. Dažytas 0,95 cento. Dujos 7,2. Pasakiau viską.